Tai Bon Matuot, šiandienos planas yra aplankyti kavos muziejų. Tai pirmas toks įspūdis buvo didžiulė socializacija, mažos kėdutės, tai pasirodo čia besivystančio pasaulio dalykas, kad anksčiau jie pietaudavo ir panašiai, atsisėdant grindų arba pašikniukus tik tai turėdavo, o dabar sėdant tokių mažų kėdučių, kur labai arti žemės, čia tiesiog lūžta. Visur viskas ir ryte atsikėlus tiesiog buvo sunku gauti vietą, kur atsisėsti kavos. Kavinių šimtai. Espresas, labai daug robustas, toks ne visai mano skonio, bet kofeiną gavau ir galima gyventi. Tai Bon Matuot miestas yra laikomas kavos sostinė Vietname. Vietnamas, kas nežinot, yra viena daugiausiai kavos eksportuojančių šalių. Daugiausiai eksportuoja robustą. Ar tikrai ta robusta yra tokia bloga, o gal teks tos robustos atsiprašyti. Šiaip Vietnamo arabikos, tai tikrai labai retai kada pamatysim. Nėra čia taip, kad populiaru būtų ją auginti. Robusto šiaip kaina irgi šoka dabar pastaruoju metu 2 kartus. Taigi, kavos muziejus. Kągi čia sužinosim. Sakė Ny, kad labai brangu. Bet mūsų valiutai tai gal nebus labai brangu. Maistas vidutiniškai kainuoja apie 2-3-4 eurus. Kava apie eurą. Tai čia tokiose jau mandresnėse vietose. Tai įdomu, kiek kainuos čia įėjimo bilietas. Turistų čia iš viso kažkaip dar nesutikau nei vieno. Tai nežinau, neturėtų būti brangu. Ir aišku, labai gražiai atrodo visa alėja bambukų. Tai kainos apie 500 000 arba kažkas, tai bet aišku, anglų kalba nieko nėra. Nu, kursas yra 1 euras 26 000 dongų. Nueinu pasiklausti. Tai va, bilietėlis 6 eurai kažkas tai panašaus. Apsilankimas ir kažkoks dar kavos ragavimas. Bet šiaip, kas įdomu, tai būtent architektūra. Kas man čia patraukė akį, tai labai tokie gražūs pastatai ir labai įdomus būtent interjeras. Minimalistinis, tai užeinam pasižiūrėti. Kadangi naujų metų festivalis, tai visur šiaip labai daug gėlių. Yra specialiai netgi dienos, kurie labai daug puošia. Būtent išneša gėlių į lauką. Hello! Thank you. Nu, ir yra Lietuvos vėliavėlė pakabinta. Nematau kol kas. Ieškom. Ne, nu ateisiu dar kartą pasižiūrėti. Absoliučiai jokių daugiau turistų. Vietiniai domisi kava be galo. Eisim po to paskaityti, ką čia papasakos apie tą kavą. Pritarčiau visiems iš jų.
pagrindinės veislės – Arabika, Robusta ir Liberica. Tai Liberikas rečiau rasim, čia rašo, kad jos daugiausiai užaugina Filipinai. Turi dūmišką tokį kvapą ir labai panašiai jackfruitą į duonvaisį, aš neklystu lietuviškai. Vietnamas užaugina daugiausiai robustos, bet ką duoda robusta, tai būtent robusta turi 2 kartus beveik, kartais 1,5 karto daugiau kofeino negu arabika. Ir robustas irgi, šiaip jinai daugam nepatinka ir žmonės jas vengia, bet robustas irgi yra įvairių kokybių, tai kada gamintojai dažnai tiesiog naudoja pigią robustą, tam, kad gauti svorį, nes parduoda kilogramais. Bet šiaip robustas yra labai geros, tai sumaišius robustą su arabika, tai vat ir būtent gaunam šiek tiek tokį intensyvesnį skonį, tada gaminant kavą, būtent robusta padeda formuoti daug geresnę, tankesnę putą. Espresas be robustos, vargiai gautųsi toks, koks jisai gaunasi. Liberikos gal pavyks čia parodyti, kaip atrodo pats, labai turi daug jinai uogų ir jos daug stambesnės. Robusta šiek tiek smulkesnės, robusta šiaip yra atsparesnė ligoms, jinai originaliai buvo tokia laukinė, dėl to ją paprašiau auginti, dėl to jinai buvo pigesnė, dabar aišku smarkiai subrango, nes Azijos šalis pradėjo vartoti daugiau, o arabika išlieka lyderė visame kame dėl savo kompleksinio skonio. Tai šiek tiek suvartojimo statistikos, tai matom šalis, paskutinė Šveicarija ir čia turbūt jau būtų Lietuva, bet netilpo jie. Bet neturėjo vietos ant šito lapo, tai turbūt čia būtų įrašę. Tai kas čia yra įdomu, suvartojimas pagal šalis, bet tarkim amerikiečiai išgeria 3,8 poundus per žmogų, bet 5% amerikiečių geria kavą kiekvieną dieną, o tik tai 55% geria vandenį iš butelių, o ne iš krano. Tada įdomu, kad pavyzdžiui, Britai geria 80% tirpios kavos, Japonai naudoja, aišku, labai dažnai ir tirpią kavą, bet jie ten maišo su visokiais skoniais. Didžiausia rinka Azijos šalyse. Tada, ką mes turim čia? Šiaip apie gerimo įpročius, tai Britai geria daugiausiai su pienu irgi, visi latte, flat white ir panašiai. Tada turim prancūzus, tai prancūzai aišku ten padarė ir French press ir panašiai, bet irgi geria nemažai visų balintų kavų, visokie pienukai ir panašiai. Amerikiečiai, Starbucksas ir visi irgi šitie dalykai. Plus amerikiečiai labai mėgsta šaltą kavą ir amerikaną, tai ten jau jie po litrą įsipila ir geria. Vokiečiai su pienu geria ir išgeria daugiau kavos negu alaus. Tai va, o atrodo, kad pas vokiečius tas mažas alaus tenai kas valandą yra geriamas. Taip, japonai. Ką čia japonai turi, tai visi būtent filtrinės kavos, tai Harijo kavinukai ir panašiai, tai tas pour over pas jūs populiarus ir pas mus irgi pakankamai jų visi sukurti kavos ruošimo indai populiarūs. Italai, tai čia nereikia net kalbėti, aišku, espresas ir visa, kas kilę, visi pavadinimai yra iš Italijos. Tiekėjai pagrindiniai va Brazilija ir Vietnamas. Kanada, daugiausiai tiekia Kanadai Kolumbija. Čia 22 metų statistika, o šaltinis buvo kažkoks tai IRI Worldwide and the NPD Group Market Research Company. Tai va, kažkas galite nueiti pasidomėti, jeigu įdomu.
fanas nei tokių muziejų, kur sunešti daiktai, tai tos autentikos mažiau yra, bet aišku, gali šiek tiek sužinoti apie provinciją ir panašiai. Čia turbūt buvo vietinis kažkoks derliaus ėmimo šokis, nebūtinai susijęs su kava. Na, bet tai va toks pasižiūrėti, ritmika gera. Einam žiūrėti toliau. So which one, which coffee is this? It's called instant coffee. Okay, It's instant. just milk coffee. Do you have coffee from the beans? No. Only instant coffee. Yeah. So only this one. Yeah. And you don't have from beans? Like filter coffee or something? No. Okay. Tai va turi tik tai iš pakiukų. 3 viename. Nemokamai paragauti. Tai aš gal neragausiu. Nesu aš didelis fanas iš pakiukų šitos nesąmonės. Nors čia šiaip irgi populiaru šitie visi užsaldinti reikalai. Tai ryte netgi užėjau vieną kavinukę ir pirmiausia gavau savo espresso tirpios kavos ir su labai daug cukraus. Tai negalima taip daryti. Can I have a coffee? Hai một cốc sữa. Can I have a coffee with yuzu? Can I have a coffee, cafe yuzu, with real coffee, not instant, from the machine? Okay, iced. No sugar. No sugar. Dabar klausimėlis, ar valgyti, užsisakyti ar neužsisakyti, nu atrodo, tai taip labai neblogai šitie dalykai. Prie kavos, realiai gerai pagalvojus, tai čia to cukraus visur šiaip prideda prie mėsos ir panašiai, tai gal apsvarstyti, nu žiūrim, kas gausis, ar atsispirsiu ar ne. Tai va lėtai varvinam. Aš vis dar apmąstymuose, ar pasimti tą pyragą ar ne. Nu žiūrim, tu atsisėsi prie stalo, pažiūrėsim, ar tas torčiukas atsirado čia ar ne. Taigi tiesos akimirka, ar aš palūžau, ar aš turiu valios nevalgyti keksus, visokius ir pyragus. Taigi, valios nėra. Pyragaitis tortukas ant stalo, o čia yra kava su juzu. Tai labai įdomu paragauti. Skonis. Čia dėtas žalumos šiek tiek. Bandau paragauti marmaliuką. Pastai tokių nelabai mėgstu aš, bet šiuo cukrus, kad nedėtų, bet su juzu skamba visai gerai. Matcha jau Lietuvoje toks populiarus reikalas. Matcha latte, o juzu latte dar nelabai. Nu, gan karti tokia. Daug ledo. Gal jeigu būtų saldi, būtų kitaip. Dabar paragavom tortuką. Nu va, tas cukrus vis tiek. Čia su apelsinų ir juzu irgi. Pasaka. Ir pasifloras. Jaučiasi, dar matau pasiflorą. Sėklų žiūrėti. Ką žinau. Ar verta buvo čia atvažiuoti, ateiti tiksliau, tai gal visai tiek interjeras, bet čia kaip suprantu savininkas kažkokio kavos prekės ženklo pasidarė savo rinkodarą, tai va parodo šiek tiek istorijos ir parduoda kavos, tai tokia marketinginė labiau vieta, bet visai gal įdomu pasivaikščioti. Jaučiu, kad mano galva buvo žiauriai nešvari.
Nes jau taip šveitė, kad su nagiukais ir net minį buvo įkišusi pirštus į mano ausis. Taigi, kirpimasis kainavo, spėkit kiek. Lietuvoje, nu tai ten nuo 10-25 eurų, kaip čia kas moka. Aš moku 25. Bet čia problema yra pas mus ta, kad mes labai prisirišam prie tų kirpėjų, čia kaip su bet kuo kitu. Nenorim keist, bet mano kirpėja faina, viskas gerai. Tai čia kainavo 50 000 pinigų vietinių, o išvertus tai kainavo tik tai 2 eurus. Ir dar galvą plovė, masažavo su nagiukais. Aišku, prisiekė, prisifotografavo, pasikabins gal ant sienos, kad buvo europietis ir gal padėsiu parduoti jam daugiau, pritraukti klientų, tai bus geras darbas padarytas. Bet šiaip labai faina tokia šeiminėlė, irgi juokėsi. Jiem patiem juokinga ir man juokinga, bet puikiai viską padarė. Tai va tradicinis maistas svečiuose pas Ny. Tai yra ausytės kiaulienos su, bet ne kaip pas mus rūkytos, bet tokios saldžiarūgštės. Tada yra džiovinta kiauliena. Tada yra kiaulienos ausytės irgi su juodaisiais grybais ir tradiciniai sausainiai. Tai va, bandom paragauti. Tai va, tai pas Ny pavalgėm užkandukų tradicinių. Vėlgi filmuoti ten labai nesinori, tokia privati labai namų vieta ir pirmą kartą įsileidžia iš viso kažkokius tai užsieniečius. Taip, dabar praėjom dar pro kirpyklą, kurioje jinai irgi kerpasi, nors jinai čia negyvena tam mieste, bet labai įdomų dalyką papasakojo, kad būtent, kadangi dabar yra išeiginės dėl naujų metų, nauji metai trunka čia apie 5 dienas, šiandien yra paskutinė diena ir jie dirba tai pasirenka vieną dieną, kurią dirba, tai vadinasi jų sėkminga diena. Iš tų 5 dienų nei viena nedirba, bet vieną dieną pasirenka. Tai vat ir savo gal buvo čia tų būtent žmonių laiminga diena, kad aš atėjau šiandien ir čia prisijuokė, nes užsieniečiai neateina. Tai tokia graži tradicija visai naujųjų metų. Kaip atrodo padidinta pastato dydžio versija krepšų, su kuriais eina skint kavos. Čia tokie 5-6 metrų aukščių. Bet visai gerai iliustruoti, ant pečių užsidėdarinį. Čia vat etninė bendruomenė gyvena visam šitam kaime, tai čia eisim ryte, rytoj arba poryt atsigert kavos ir jie gros ten kažkokią tradicinę muziką. 8 ryto. Išsikrauna, nežinau ką pavyks nufilmuoti, bet žodžiu valgysiu kiaušinį su žalia kiaušinė sriuba kažkokia ir jautieną. Tokioj gana cozy vietoj.